Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Sveiki, aš Austėja, šiandien kviečiu pažvelgti į tuos, kurie atkuria praeities drabužius ir stilių. Dažnas įsivaizduoja senovės žmonės kaip apsirengusius skurdžiai, be spalvų ir gana paprastai. Tačiau archeologiniai duomenys rodo visai kitą paveikslą – turtingą spalvų, audinių ir detalių pasaulį. Unikalu tuo, kad čia yra sabalo kailis, iš tikrųjų tikras. Jei persikeltumėte 700 metų atgal į praeitį ir sutiktumėte taip apsirėdžiusius vyrą ir moterį, žinokit, tai didikai. Taip atrodo rekonstruktorės Editos Gilės bei grupės kolegų pabaigtas projektas – 13–14 amžiaus istoriniai kostiumai. O projekto ištakos ir svarbiausias informacijos šaltinis buvo aptiktas čia, Kernavėje, žolynais apaugusioje kalvelėje. Po archeologinių tyrimų ši vieta gavo Kriveikiškio kapinyno pavadinimą. Ištyrinėtoje nedidelėje šio kapinyno dalyje buvo aptikta beveik 300 palaidotų asmenų. Jie suteikė žinių apie viduramžių Kernavės gyventojus. Radiniai papildė muziejaus fondus ir ekspoziciją. Susisteminta medžiaga virto monografija ir straipsniais. Ryškiausias ir spalvingiausias praeities iliustracijas teko kurti rekonstruktoriams. Tai dabar, kai pasižiūri, kad tarsi tokius turėjo visos antsmilkinius arba auskarus, bet iš tikrųjų tai yra vienas iš keliasdešimt puošniausių, o didžioji daly maži kaip žiedukai tie antsmilkiniai, kad tokio grožio iš tikrųjų net ir čia Kernavėje yra retas. Pirmieji Lietuvos miestiečiai, galim taip juos įvardinti, Kernaviškiai, Kernavė jau kaip ir miestas viduramžių, tai buvo visiška paslaptis. Tai, ką mes randame kapuose, retai aptinkama gyvenamosiose erdvėse, namuose, kambariuose, kadangi vis tik tai yra brangus daiktai, brangus tam tikrą sakralinę reikšmę turėję papuošalai. Ir daugeliu jų mes pamatėme iš esmės pirmą kartą. Pirmą kartą buvo Lietuvoje aptikti tam tikri žiedų tipai, tie patys apgalviai. Tokios kolekcijos mes Lietuvoje iki tol neturėjom. Turtu išsiskyrė moterų palaidojimai. Kapas numeris 21, tai vėlgi įspūdingas auksuotas apgalvis, įspūdingas polichrominio stiklo karolių vėrinys, labai reti mūsų archeologinėje medžiagoje, taip vadinami trikaroliai, sidabriniai antsmilkiniai, traktuojamas jau kaip miestietės papuošalas, iliustruojantis miestietiškąją kultūrą ir puošybos madas. Ne veltui šitas kapas eksponuojamas atskirai su visų inventorium, visais daiktais aptiktais mūsų šiandieninėje ekspozicijoje. Taip, 21-ame kape palaidota jauna mergina atrodo kitoje muziejaus salėje. Editos dirbtuvėje kalbėjome ne tik apie šį, bet ir apie kitus nuveiktus darbus. Pirmas dalykas, tai reikia tave pagirti, ką tu dabar darai. Tai šalini tą supratimą, kad viskas praeitį buvo be spalvos, ruda ir liūdna. A ne? Buvo liūdna. Aš galvoju, kad buvo liūdnų kaimelių tikrai, bet iš tikrųjų, ką bandau parodyti, ant kiek mes turime ir tą turtingą istoriją ir kad tie radiniai, kur yra Vilniuje ir Kernavėje, jie skamba savo prabanga, savo spalvomis ir formomis ir norisi parodyti, kad tikrai buvo ryšku ir tą pasakoja mums ta pati istorija ir ikonografijos ir poreikis ir jeigu tu galėjai sau leisti, o tai tikrai buvo brangu, tu tiesiog galėjai rėkiančiom spalvom dėliotis. Gerai, o pavyzdžiui, žiūrint visą tavo stalą,
Tai čia yra tokia chaosas viso darbo, bet kostiumo šiaip rekonstrukcija, jinai nuo ko prasideda apskritai? Be abejo, nuo noro. Nuo noro ir nuo radinių. Va, mano pagrindinis darbas buvo kokiu pusę metų, tai va, susirašinėti, skaičiuoti ir dėlioti. Ta lentelė tai iš tikrųjų yra radiniai ir kapai, kur kokie rasti ir pagal tai knisiesi, kaip tai atrodo, eini į fondus ir dėliojasi. Norėjau suvesti statistiką, kaip kostiumo ir išskirti, kurie yra kapuose randami kaip įkapės, kaip dovanos, kaip palinkėjimai ir kurie yra kaip kostiumo dalis, atrasti ir atskirti. Pavyzdžiui, kas yra įdomiausia, kad ir šitas rekonstruotas 21 kapas, jisai vėrinį turi virš kaukolės, virš galvos padėta. Tai reiškia labiau kaip įkapė irgi, ne kostiumo dalis jau. Taip, bet kas labai įdomu su vėriniais apskritai tiek Vilniaus radiniuose, tiek Kernavės radiniuose, būtent vėriniai yra randami vaikų kapuose. Ir čia 21 kapas tai yra jaunos mergaitės, tai nėra visiškai vaiko, tai yra jaunos, bet jinai yra padėta šalia už galvos, tai jinai, aišku, žmonės tikrai jos nešiojo, bet jeigu žiūrėti konkrečiai į tą kapą, tai jisai neturėtų būti kaip kostiumo dalis. Va šitas vėrinys yra vaiko kape rastas. Remintis, tarkim, latvių rekonstruktoriais, tai jie yra linkę manyti, kad būtent vaikams buvo reikalinga didesnė apsauga kitam gyvenimui, nes jie yra pastebėję, kad vaikų mažesnių įkapės dominuoja labai papuošimai ant kaklo. Esu girdėjus labai gražią mintį, dabar negaliu pasakyti kieno teorija, kad galbūt vaikelis ar tas jaunėlis prarado gyvybę nuo kvėpavimo kažkokios ligos. Galbūt dėl to, būtent ant kaklo buvo uždėta, kad galbūt pomirtiniam gyvenime būtų apsaugotas jų tas kvėpavimo takas. Visai graži mintis, aišku, interpretacija labai laisva, bet gražiai iš tiesų mintis. Tai lygiai taip pat, kaip ir man patinka sekti istoriją apie tai, kad buvo aprašyta, kad net nuometo rišimas merginom, kuri jinai yra pasiruošusi priimti santuoką, jie puošdavo tam tikrais ženklais, tam tikrais nuometo rišimais, kad jau žinotų, kad jau gali jaunikiai važiuoti ir pirštis. Tai aš galvoju, kaip paprasta, kaip tai Taip, užsidedi ženklą, kad jau... Pati pirmoji rekonstrukcija apgalvio padaryta prieš 20 metų ir jinai dabar tokia griaučiai, nes viskas, kas buvo šitos plokštelės, buvo čia, jos buvo iš naujo nuauksuotos ir perkeltos. Tai šitas yra tiesiog atlikęs. Kaip pavyzdys, koks buvo pats pirmas įsivaizdavimas, koks galėtų būti apgalvis. Buvo naudojamas linas, kuris yra balintas, tai čia yra balintas, galėjo būti nebalintas. Ir man kažkaip atrodė, kaip ant balto lino paprasto siūti tuos auksus. Bet kadangi antrą kartą pasiryžau daryti dabar kiek įmanoma teisingai, ir man buvo visiškas atradimas, kad man atrodo, kad tai lenkia visus šilkus ir viską. Ir ta balta spalva, iš tikrųjų, užsidėjus ant balto nuometo, jinai kaip tik pasideda ten akcentas, kurį reikia. Tas auksinis, žėrintis karūnos ir vainiko akcentas. Ir neatima jokie spalvos ir juostos papildomo tokio... Neatitraukia dėmesio iš tos prabangios plokštelės, ne? Neblaško. Ir kas irgi buvo tai, kad siuvinėjant šituos karoliukus, tai gavosi taip, kad aš netyčia apsiskaičiavau ir jeigu pastebėtume čia yra toks kantelis. Taip. Apsiskaičiavau ir aš tą paskutinę juostelę tiesiog prikabinau iš apačios, jinai net neaudinė buvo. Ir ta klaida man parodė, kad kaip tik tai sustilėja ant tiek vieningai su savo, su žmogaus veidu, ir kad kaip tik yra, ne klaida, o tas atradimas buvo, kad teisinga padaryti, kad čia nebūtų jokių kantelių ir ta visa karūna, visas vainikas tiesiog įsikomponuotų. Tų radinių ir Vilniuje, ir Verkiuose, ir Kernavėj yra randama ant augalinio sluoksnio, kur galėtų būti ir linas, ir kanapė, ir dilgėlė. Čia aš pasirinkau rankomis austą liną. Toks standus.
Nes mes čia, pavyzdžiui, turim ir tokio minkštesnio, ir tokio labai peršviečiamo plonyčio lino. O čia yra mano tetulytės austas rankomis linas. Čirkštesnis toks, tvirtesnis. Toks, kokį mūsų tetulytės kokybė ir išneždavau, čia turbūt pats ploniausias. Aš jį bandžiau balinti ir aš supratau, kad išbalinti liną yra darbas. Taip. Rimtas darbas. Tai Edita, žiūrėk, aš kadangi per daug šimtus ten tų renginių pažinėjus, ypatingai slavų renginiuose, žiūrim dabar į Lenkiją, ne? Ten dideli, jie daug jų vyksta. Visi vaikščiojo kaip kunigaikščiai, išskyrus visada lietuvius. Lietuviai visą laiką buvo ir paprasti, be jokių šilkų, be jokių raudonų, be jokių mėlynų spalvų, be nieko. Kodėl mums taip atrodo, kad mes visi turim būti vis dar tie tokie nuskurdė? Tokie gamtos vaikai. Gamtos vaikai, taip. Priežasties vienos nėra, yra keletą. Pagrindinė priežastis turbūt yra, kurie rimčiau pradeda užsimti, tai iš tikrųjų radinių stoka. Net ir tekstilinių radinių, aš vis pasigodžiu, Latvijų rekonstruktoriai pas jūs tiek daug, bet sako, pas mus ne tiek daug, kiek yra Estijoje. Tai yra, žinai, dar toks momentas. Ir gaunasi tai, kad mes turime tik tai fragmentus, kuriuos randame su šilku, ir tai aišku yra Kernavė, Piliakalnyje, kur buvo kunigaikščio rezidencija, yra randama švininė plomba, tai reiškia, kad meistras, norėdamas apginti autorystę savo darbo, uždėdavo plombą, kad kaip garantijos ženklą, iš kokios manufaktūros jinai atkeliauja. Ir tas plombas švino yra rastos pas mus ir jos yra su liūtais, ką siejama su Venecija. Tai ar švino plomba buvo su šilkais, man tai irgi tai siejasi. Pats elementariausias, pats pirmas šilko pavidalas yra šitas, kuris yra nedažytas, baltas. Šalia dar yra šitas samitas, jis yra iš šilko ir jisai yra dvipusis padarytas toks negatyvas ir pozityvas. Ir konkrečiai šitas raštas, šitos spalvos, šitas audimo tipas buvo paimtas iš Bohemijos karaliaus Otokaro įkapių. Jis buvo kaip įkapių dalis ir buvo suvyniotas į visą šitą audeklą. Ir iš jų, iš čekų mes turim labai daug informacijos vien dėl to, kad jie turi tuos karališkosius didikų palaidojimus. O čia šalia yra jau pats brangiausias dalykas. Tai yra tie raštuoti šilko audiniai, vadinasi brokatais. Ir čia šitas konkrečiai yra su metalizuotais siūlais. Jis aišku toks labai jau yra jautrus, nes tik užsikabina siūliukas ir išlenda. Prabangos likučiai, kurie randami Kernavės Piliakalnyje, jeigu žiūrėti iš tos pusės kaip diplomatinę dovaną, kaip ploniausios stiklo taurės, kaip žalvariniai indai, glazūruoti indai, tai rodo tai, kad turbūt žmonės tikrai veždavo tai, ką turi brangiausio pas save. Tai aš manau, kad brangiausia, ką galėjo atvežti iš Italijos, brokatą. Brokatas su būtent metalizuotai žėrinčiais siūlais. Pelikanai, jaučiai ir augaliniai motyvai. Mes tikrai žinome, kad kažkokie audiniai atkeliaudavo iki Kernavės. Aš džiaugiuosi, kad tokioj žalvariniai apyrankiai, kitoj pusėj, viduje yra rasta šilko. Ir toj vietoj, jeigu iki Kernavės didikų buvo hipotezė daryti šilko apvadus, tai čia yra įrodymas. Čia jau yra faktas, kad šilko buvo po šitom apyrankiam tikrai. Jeigu žiūrėti tas istorinės madas, bet tai vis tiek yra labai tokios bizantiškos pas mus tendencijos ir tada leidžia sakyti, kad tikrai buvo ne tik apyrankės, bet ir kaklas ir apačia galėjo būti. Tai šitoj sukneliai rekonstruoti taip ir buvo pasirinkta pats paprasčiausias šilkelis, be jokių raštų, be jokių įmantrių metalizuotų siūlų, brokatų. Tai pažiūrėt, galim ir pasižiūrėti, ne, kaip jau su apyrankė. Ir jinai labai gražiai uždengia ranką ir sukuria tą tokį šiltumą. Ir atrodo, kad taip ir turi būti. Taip, iš tikrųjų. Bet irgi, ar nebūsim dabar mes įkvėptos šiuolaikinių minimalizmų?
Tad štai, rekonstruktorių dėka šiandien galime išvysti, kaip spalvingai ir prabangiai atrodė didikų kostiumai. Tačiau prabanga, kaip ir šiandien, taip ir senovėje, traukia plėšiko akį. Todėl archeologai randa ir įrodymų apie priemonės, kuriomis buvo saugomas šis turtas. Kai kurios jų technologinėmis savybėmis nustebintų net ir šiandien. Pažvelkime iš arčiau į spinas ir raktus. Čia labai įdomi spina, dar pas mus tokios, sakyčiau, neteko matyti. Išskirtinumas yra šitie ranteliai spinoje. Paprastai būna toks paprastas žiedas. Ir ko gero yra likęs raktas viduje nulūžęs. Jeigu viskas dar nesunykusi geležis, tai matosi taip, tikėkimės. Nes ekspozicijoje yra viena ir net veikianti spina. Piliakalniuose ir gyvenvietėse ar net ežero dugne paskandintos spynos ir raktai nėra jau toks retas radinys. Prakutę to meto gyventojai jau turėjo ką saugoti. O tai, kas vyko šiame pasaulyje, turėjo tęstis ir anapusinėme. Mirus gentainiui į kapą kartais dedamos spynos ir raktai, kaip ir šiame Kriveikiškio kapinyno 21 kape. Išlydint mirusią jauną moterį, prie jos galvos greta prabangaus vėrinio padedamas ir raktų komplektas. Tai šiuo atveju kape turim bent kelis raktus, pora iš jų yra puošnesni, galimai simboliniai, bet 3 pagaminti iš geležies tikrai turėjo funkciją rakinti spinas. Daugelio archeologų nuomonė, raktas moters kape jau simbolizuoja moters statusą kaip tam tikros turto valdytojos, tarkim, prižiūrėtojos ir saugotojos statusą. Raktas ir spina archeologinėme kontekste tai yra labai, toks, sakyčiau, visais aspektais įdomus radinys. Įdomus jis ir dėl gana sudėtingos konstrukcijos. Tai jau mechanizmas reikalaujantis iš meistro kalvio žinių ir apie metalo savybės, kadangi turi būti ir tas piroklytės, ir kad tas daiktas nerūdytų, tai jo korpusas kalamas ten iš skirtingų metalų. Čia yra labai daug technologinių tokių momentų. Bet tas technologinius momentus panašu, kad jie gerai labai įsisavino, nes mes turime Kernavėj ir apylinkėse aiškiai labai tobulai padarytų spinų ir jaučiasi to paties meistro bruožas kai kuriuose. Tai yra sudėtingas tuometinės šaltkalvystės toks elementas, pats daiktas sudėtingas ir jo gamyba sudėtinga. Antras, tai be abejo yra tam tikrų pokyčių visuomenėje rodiklis. Raktai ateina su tam tikra civilizacija. Lietuvoje spinų atsiradimas, jis ir tiesiogiai susijęs chronologiškai sutampa su mūsų lietuvių tokiu aktyvumu Europos, rytų Europos politinėje arenoje, kai lietuviai pradeda masinius žygius į kaimyninius kraštus ir kad pas mus formuojasi jau tos mūsų ankstyvosios kunigaikštystės kažkokios žemės. Va, iš to laikotarpio maždaug mes ir galime datuoti tą masinį pasirodymą spinų rytinėje Lietuvos, centrinėje Lietuvos dalyje, ten, kur buvo kažkokie valdžios centrai. Spinų labai daug. Tai rodo, kad viskas buvo rakinama. Kernavėj tai vienas iš tokių masiškiausių radinių, gerai atpažįstamas, bet ir raktai ir spinos daug. Sunkiai įgytą turtą reikėjo saugoti. Bet tai rodo, kad mes turtingi pasidarėm 12 amžiaus, 13 amžiaus, 14, mes buvo turtingi. Kokie turtai buvo sudėti Aukuro piliakalnyje surastoje patalpoje, galima tik spėlioti. O štai įrodymas, kad patalpos durys buvo rakinamos spina. Skląstis, kuri galėjo būti naudojama užrakinant spyną, perveriant kilpą spinos. Kernavės miestiečių durys ir skrynios užrakintos cilindrinėmis spynomis. Sudėtingas, pagal to meto sampratą technologinis gaminys ir šiandien žavi meistrų dizaino sprendimais. Kas kita – raktai. Skirti spynoms netokie išvaizdūs. Čia viršų ima funkcionalumas. Kiti 2 raktai
vargiai buvo naudojami pagal paskirtį. Šiandien pagamintos tikslios kopijos gali tapti suvenyrais, o tais laikais tai vertinga moters kostiumo dalis, papuošalas ar net statuso ženklas. Atsiranda ir simboliniai raktai, apie kuriuos jau mes galime labai įvairiai samprotauti, vos ne, kad čia yra Švento Petro rojaus ten raktai ar kažkas tai tokio, bet jie atsiranda dar pagoniškose kapuose. Ir jau XIX amžiaus tyrėjai suprato, kad čia yra nerealūs raktai dažniausiai, nors galima kai kurie ir nuo skrynelių, bet skrynelių tokių realiai nerandame, nors jos irgi turėtų būti. Kapinynuose Griautinėse daugiausiai jau 13-14 amžiaus, nuo 15 amžiaus pradžios kapuose mes turime raktus. Mes turime ir Kernavėj, ir kitur tokių kapų, kur aiškiai moteriškė, kažkokio tai turto šeimininkė, savininkė, valdytoja, rykūnė, taip vadinama, kai ji kape palaidota su raktais. Taip, kad tai yra labai būdingas elementas. Ir jis vėlgi parodo svarbą, kad nuosavybė yra nuosavybė, ją reikia saugoti. Kol bendruomenė visi buvo lygus, niekas nieko nerakindavo. Tiek šiandien apie turtus ir jų saugojimo ypatumus. Ačiū keliaujantiems kartu, iki kitų kelionių laikų.